rytas, mes atsikėlėm ir pusryčiaujam. Nu va, mes jau ruošiamės išvykti. Čia vat žmonės gyvena greičiausiai ilgiau negu savaitę jau. Netgi, pavyzdžiui, žmonės čia turi televizorius įsirengę, kas. Tai va, papusryčiavom. Ir va pačių vairiausių kemperiukų, kokių turnyrės. Žmonės netgi vežasi. Artūras nuvažiavo, einu žiūrėt kur. Nes išvažiavo keisti vandenį. Mano vyrai leis vandenį. Va. Atidarom ir bėga. Bet čia ne tualeto vanduo. Čia yra iš nuo dušo, nuo indų, nuo visko. Tai va. Mes išvažiavom iš savo kemperyno. Varom dabar į Lazdynijos prekybcentrį, nes temperatūra yra tikrai karšta, iki 30-31 laipsnio. Karšta temperatūra. Aukšta karšta temperatūra. Tai varom po prekybcentrį pasivėsinti. Ir reiks Arijai duoti duoklę pasimėgauti pramogą vandenyje, žodyje iš B raidės. Tai va, o vakare lėksim tada pas Linutę į Gordamar, nes kažką lankyti dienos metu yra be prošvaisčių, maks 10 minučių pabūni lauke. Jeigu tai yra saulėta vieta ir nebesinori niekur eiti, tai tokiu atveju mes praleisim laiką tiesiog čilinti. Nepaisant to, kad pasiėmėm mamą ant ratų, atvarėm pačilinti su kemperiu. Bet nieko tokio. Tai va. Ir žodžiu, parodysim, ką veiksim toliau. Sėdėm po vandeniniam laive. Va, Linukas, va visi, Sofija, Arijas ir operatorius. Žuvis nubėga. Plauksim į Tabako salą. Tai šiandien kemperis iškeistas į laivą. Tai va dabar sėdėm laivo apačioj ant dugno ir stebim, gal pamatysim kokį jūros gyvūniją. Va. Matai žuvyčių? Maža kažkokia žuvytė, planktonas. Jūrų muziejų turim, va, žuvytės. Žuvytės. Geras? Nu, žuvytės. Pamatėt žuvytės? Va, žuvytės. Žuvytės. Nu ką, pagaliau plaukiam iš Santa Polo į Tabarko salą. Nedidelę salytę. Tai ten jau Jolita su chebra yra išvarę, tai ten pasimatysim visi. Labai daug mažų laivukų atplaukia, kadangi sekmadienis, pilnas miestelis žmonių, tai, su parkingu problemam, žinau, bet jau kaip ir sezonas prasideda. Gražiai. Labas, draugė! Visą pakrantę ir mes plaukiam tenai. Lyg ir tenai. Tiesą pasakius, nežinau, kur nuplaukiam. Ai, ne.
plaukiam ne ten. Plaukiam va tenai. Ten yra sala. Va, mūsų salytė. Nedidelė. Bet va tenai plaukiam. Išlaikat? Kokį banglentę parodyk. Laikyk kepurę, pamesi. Gavom nemokamą akvariumą. Laivas sustoja. Atvykę į Tabarką salą. Einam. Varam. O, kiek žmonių. Va ten bičas kapitono apsimeta. Va, ja. Va, mūsų Tabarka sala. Šiaip daug žmonių. Arėjau atsargiai. Va. Mama su 2 vaikais, mano vyras, aš pati eisim žiūrėti, tikiuosi nenukirpsim čia saloj, nes užuovėjos atrodo nėra. Areo, varyk! Varyk, Areo! Atsargiai mažytė, pasitraukiam nuo kelio. Oi, atsargiai. Artūrai, pasitrauk nuo kelio. Areo.
vaikštom, sutikom vieną ir, du nuogaliai. Sakom, pasigrobsim vaikus. Ėjom ir priėjom salos kraštą. O mes iš tenai atplaukėm. Iš Santa Pola. Čia miestelio pakraštys. Ten vienas salos kraštas. Ir ten antras salos kraštas. Eisim dar patį miestelį pasivaikščioti. Akmenys jau vandens išskalauti. Ten Alicante šviečia. Čia va dar pilna ruonių prisigulė. Varom per tą barką. Žiūrim. Arūnas berods plaukė. Varyk, Arūnai! Arūnai! Varyk, Arūnai, varyk! Varyk, Arūnai! Žmonės maudosi visur, kur tik galima įlipti. Ant akmenų, ant dumblų, iš jachtų, į jachtas. Snorkelina. Varom. Jachtutės. Ten žemyninė dalis toli matos. Prišėrė žuvėdrą. Na? Paprašaika. Paliekam tą barko salą. Graži. Labas, mažytė. Va. Graži sala. Vos tikrai neapėjom, nes ganėtinai karšta. Ir plauksim namo. Va. Pilnas laivas žmonių. Moliūgėlis, kitas moliūgėlis, tiksliau braškelė. Va. O visas atvyka. Leidžiamės. Matos tolumoje kalnai, kalniukai. Matos Druskų ežerai. Va kiek ten druskų ežerų. Ant tolumoje matosi du balti kalniukai. Sakėme, eisim druskos pasiskolint kilogramą. Va, ten vienas druskos kalniukas. Eisim paragauti iš ten druskos. Ir va matosi. Čia dabar žydras vandenukas. Nu, ganėtinai žydras. Čia jau perplaukėm rožinis. Ar žinot, kodėl vanduo čia yra rožinis? Neatspėjot. O todėl, kad flamingai čia ištirpo vandenį. Čia istorija arijai. Bet ten prieki dar vienas tolumoje matos nedidelis kalniukas. Druska. Ir paskui dar privažiuosim du didelius kalnus, ten visą kasyklą. Iš vieno Druskos ežero persiunčia į kitą. Va, čia irgi rožinis ežeriukas, daug ištirpusių flamingų irgi. O čia jau va, nebėra vandens. Čia galima Druską kasti. Reikėtų po tokį ežerą pasivaikščioti. Žiauriai geras dalykas, žiauriai geras pojūtis yra kojom. Tarsi, kaip sakau, visą kai ištraukia iš tavęs per pėdų poros. Ir tada kojas baisiai lengvas, baisiai gera tada palieka.
flamingai mėgaujasi vandeniu. O taip. Ten va Druskų kalnai. Vieni didesnių. Ten Kasa. Per viršų, per kelią yra kaip čia? Kaip jisai vadinas tas, kur per kelią? Kaip? Nu, kur gabena ten. Transporteris, va, teisingai. Tai va. O čia kiek daug druskų. Tai va, viršai yra tas transporteris. Va, transporteris eina virš kelio ir druskas gabena. Ir va. Jeigu kilogramą druskos pasiimtumėm, tai manyčiau, nieks nepasigestų. O, kokiais kastuvais. Čia kaip iš transformerių. Bye, kemperi. Ate, kemperi. Pamajo, kemperi. Ate, kemperi. Nu ką, tripas baigęs, ane vyrai?